Labas rytas. Šiandien visom, kuriam rūpi Zara ir jos gerbūvis, informuoju, kad Zara turi savo batus. Va, kuriais vis dar nelabai patenkinta. 100% Damutė darys nėra patenkinta, bet, nu ką padarysi, pripras. Ir Karimas pripranta su batais jau kaip nors. Ane, Zara? Tik. Jo, tai gauna vėl 2 porcijas skaniukų. Ir, žodžiu, tai sveikas darbštalytės. O, žiūrėkit, nosis išlindo net irgi pasisveikinti iš po stalo. Va, prisijungiau truputėlį su mezginiu, nes žiūriu, kad kuo toliau, tuo liūdniau man čia su tom visom vlogmas darosi, bet aš gal dar grįšiu į Vėžes. Šiandien dirbam iš namų ir, žodžiu, taip pat po truputėlį judam krutam. Per šiandien dieną, pavakarę sugebėjau sumegzti visą tą žalią spalvą iš po vakar rankovės ir man atrodo, šiandien aš visą pilvą pradėjau ir dabar nežinau, ar jums matysis, bet yra pirmos 2 gal eilutės jau šios dienos spalvos. Kuo aš labai didžiuojas, nes kai vakar aš taip atsilikau, tai man taip, žodžiu, kai tik atsilieki, tai taip ir nesmagu ant dūšios, bet gal tik toks tas atsilikimas ir bus, dar šiandien gal net ir pasivysiu, jeigu labai pasistengsiu. Einamuoju momentu, mesgu suku ratus vieną po kito ir, žodžiu, daugiau nieko kito nematau, tik tai svirbalus ir, žodžiu, besikeičiantį siūlą. Šiandienos spalva labai tokia faina, tikiuosi, kad gal matysis, nenoriu fokusuoti, gerai. O, padėsiu štai kamerai truputėlį, tokia su pilkais, nežinau, kiek čia matos iš tikro, nes truputėlį pas mus čia augalų lempos įjungtos. Ir, žodžiu, darom akciją atrakciją, oi, ten pridygo viskas. Pasisodinam pomidorų, bazilikų, dar kažką tai ir alyvuogės. Alyvuogės, tai žinokit, yra tikros iš Portugalijos parsivežiau kelias, gal 3 kokias, ir aš jas biškai pamiršus buvau, tai sukišom. Nežinau, užaugs kas nors ar neužaugs, bet, žodžiu, mes bandom. Ir tada truputėlį prieskonių, pomidoras irgi toksai, net nesitikėjom, kad sudygs, bet jie sugalvojo ir išdygo ir žiūrėsim, ar kas nors ten daugiau negu daigas bus. Nes paprastai tai mes apie kokį vasario mėnesį jau pradedam daiginti tuos jau savo originaliuosius pomidorus ir, žodžiu, džiaugiamės jais. Ir paskui anksti pomidorus sulaukiam. Tai va, žodžiu, tokie takeliai nemezgimo srityje. Vakar pamiršau jau papasakot vakare, nes aš vakar tokia pavargus buvau. Bet mane primezgė, šiandien matau irgi ne ką lengviau man ir dar pasišiaušus lengvai. Mane priėmė į dar vieną testnitą ir, žodžiu, tas testnitas bus color workas, reiškia spalvotas mezginys, tie brangus, kas man čia šiandien su žodžiais. Žodžiu, 2 spalvų mezginys ir, aišku, čia ta apykaklė visa su raštų spalvom ir panašiai, bet visą laimę, kad tik tais 2 spalvos. Ir, žodžiu, reikės man pabandyti susirasti, kokiu aš čia siūlų turiu, kuriuos galėčiau tam color workui panaudoti ir tada ilgai netempusi naktį pradėti ir naudoti. Žodžiu, bet noriu čia prasimegzti šiek tiek. Aš sakiau, kad aš tą testą pradėsiu megzti po kalėdų tik tais. Tai iš tiesų toks truputėlį čytinimas, nes kai vėliau pradedi, būna jau dalis klaidų ištaisyta netgi. Tai gal net man pavyks ten kažkaip tai. Žodžiu, tokį užtvirtinimą testą daryti. Kaip jau bus taip, bet mano planas apskritai tą testą pramegzt
žodžiu, tai bus po kalėdų ir iki vasario kažkada reikia turėti bent jau kūną ir vieną rankovę. Tai aš manau, kad tikrai tiek turėsiu. Nu, nebent jau labai kažkas tai ten neįs kortą. Gerai. Tai va, pradedu trečią ratuką savo to mezginio. Ir va, tokie liukai. Darbas kaip darbas, šiandien dar taip ir išmiegot gavau biškai daugiau negu įprastai, nes žadintuvų nebežigirdau jau. Na, aš vakar buvau vėl eilinį labai pavargus ir sekantį rytą man būna labai sunku keltis. Tai aš džiaugiausi, kad iš namų reikėjo dirbti ir nereikėjo 6 ryto į ofisą dar belstis. Tai vat, tai žodžiu. Vakar buvo fainai, šiandien irgi fainai, rytoj tiesiog eilinis penktadienis. Tada savaitgalis, gal vėl daugiau pamėgsiu ko nors. Nu ir žiūrėsim, kas ten kaip. Tai vat. Taip, jeigu visai nuoširdžiai nieko labai nevyksta, kaip matėt, Zara batus turi. Eisim dar sykį šiandien į lauką, nes dar nebuvo. Ir žodžiu, gal dar kokią nuotrauką padarysiu. Nežinau, ar eisiu batais, nes kaip ir šilta laukia ir dar druskų nieks nebėra, nes viskas nutirpia. Ir šiandien taip snigo gražiai vienu metu galvoju, o va, čia kaip fainai bus naujo sniegelio priversta. Ir jokio naujo sniegelio nėra, nes viskas ištirpo. Nes laukia ten, jeigu ne 0, tai koks +1 turbūt. Ir žodžiu, viskas tirpsta greičiau negu greitai. Tai va. Tai tokie liukai. Prišnekėjau čia visko. Einu megzt, toliau ratus sukt. Ir žodžiu, pabandysiu gal rytoj ką nors įdomesnio parodyti, gal per savaitgalį ką nors įdomesnio veiksim ir parodysiu tada. Tai va, kol kas tiek.